Betonuojant pamatus, jų viršutinė plokštuma dažnai gerai neišlyginama, neišlaikomas horizontalumas, todėl labai svarbu skiediniu kuo tiksliau išlyginti pagrindą bei suformuoti idealiai lygų horizontalųjį pirmos eilės paviršių. Tai ypač svarbu mūrijant ant klijų 2–3 mm storio siūlėmis, priešingų atveju tai sukels aukštesnių mūro eilių asimetriją, blokų eilės išsikraipys, atsiras plyšiai vertikaliuose siūlėse, sumažės mūro stiprumas. Sienų mūrijimas visada pradedamas nuo kampų naudojant tik vientisus sveikus blokus. Mūrijant iš silikatinių blokų arko M tepamos tik horizontalios siūlės, vertikalių siūlių tepti nereikia, nes blokeliai vertikaliomis siūlėmis susijungia kaip įlaida su iškyša. Kad užtikrintume tolygų klijų paskirstymą horizontaliojoje siūlėje, klijai paskleidžiami naudojant specialų dozatorių arba mūro darbams skirtas šukas. Vienu kartu tepama apie 2 metrų ilgio horizontalios siūlės atkarpa. Blokai dedami ant klijų, prispaudžiant glaudžiai vieną prie kito ir išlyginami smūgiuojant guminiu plaktuku. Blokai turi būti išdėstomi taip, kad mūro siena būtų kaip vientisas konstrukcinis elementas. Tam silikatiniai blokai turi būti perrišami, perstumiant atstumu nemažesniu kaip 0,4 h. Norint užtikrinti reikiamą perstumimo dydį, naudojami sutrumpinti blokai gaunami skeliant arba perpjaunant sveiką bloką. Pjaustytų blokų sujungimų vietose vertikalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, nelieka įlaidos iškyšos. Tam, kad blokai neatimtų iš klijų vandens ir skiedinys siūlėje per anksti neišdžiūtų ir normaliai sukietėtų, rekomenduojama blokus drėkinti arba naudoti klijus su priedais, sulaikančiais vandenį. Blokai drėkinami oro temperatūrai pakilus virš 20 laipsnių, ypač esant sausam ir saulėtam orui. Oro temperatūra tiesiogiai daro įtaką klijų ir skiedinio kietėjimui. Palankiausia temperatūra mūrijimui yra nuo +5 iki +30 laipsnių. Mūrijant žiemą naudojami klijai ar skiedinys su prieššaltiniais priedais. Arko blokus galima mūryti tiek plonasluoksniu 2–3 mm storio skiediniu klijais, tiek tradiciniu 10–12 mm storio kalkių cemento skiediniu. Svarbu nepamiršti, jog reikia mūryti, kad skiedinys neužpildytų blokų tuštumų. Kitu atveju, blokų tuštumose susiformuoja kūgio formos skaičiai, kurie mažina mūro stiprį.